pasirinkę žiemot nutupį ieško šiltesnės, mažiau skersvėjų pučiamos vietos, tų žaidėjų, tų lankytojų, tų apsvaigusių galbūt paauglių yra išbaidomi vien tik tai jų keliamų triukšmo, galbūt šikšnosparniai yra kliudomi ir tiesiog jie čionais neapsigyvena. Yra 3 pagrindinės priežastys, kodėl tiek Europoje, tiek Lietuvoje nyksta šikšnosparniai. Visų pirma, tai mažėja tų vietų, kuriuose šikšnosparniai šiltuoju metų laiku galėtų dienoti. Tai trūksta tų natūralių girių, reiškia, bandoma kompensuoti inkilais tas girias, tačiau visgi tai yra ne tas pats. Mažėja tinkamų žiemaviečių. Na ir taip pat yra labai svarbus, reiškia, labai svarbi priežastis, tai žmonių nepakantumas šikšnosparniams, žmonių reiškia nemokšiškumas elgtis su tokiais gyvūnais. Tačiau yra tų, kurie tiesiog, reiškia, renkasi į požymis, vietoj kavinės, tarkim, ar kaip sakau, pasišaudyti tarpusavį. Tai reikėtų irgi, reiškia, turėti šiokį tokį sąmoningumą, suvokti, kad mes esame mąstančios būtybės ir bent jau pralaukti, kol žiema baigsis ir čia nesilankyti, nors teriologiniam draustiniui šiaip lankymas yra ribojamas. Ir dažnai literatūroje yra rašoma, kad jie Lietuvoje yra pakankamai dažnai. Mes patys apvažiavę pusę Lietuvos jų neradom. Reiškia, kaip vietiniai specialistai sako, kad dar kol kas yra neaišku, kodėl jie pasitraukė iš tų žiemaviečių.